tikriausiai buvo visai smagi mintis, kad važiuot mokytis į tą miestą, kuriame aš buvau gimęs, kur buvo mano pirmieji namai, kur Žaliakalny yra dar dabar namas Alantos gatvėje, kur visas antras aukštas yra mano memorialinis muziejus, kur yra viskas kaip tais laikais, kai aš buvau mažas ir tais laikais, kai aš mokiausi universitete. Tai man tai buvo visai smagi mintis. Nuvažiavau stoti į Vytauto didžiojo universitetą, įstojau ir pasidariau studentas kaunietis. Anais laikais ta priešprieša tarp Vilniaus ir Kauno buvo dar didesnė negu dabar. Čia ir dabar žmonės pasako, kad Šūdas ne sviestas, o Kaunas ne miestas, ir kad apie degalinę tarp Vilniaus ir Klaipėdos, ir kad Kaune galima aptverti viską spygliuotą tvorą ir visi žinotų, už ką sėdi. Bet ta priešprieša buvo labai didelė. Iš vienos pusės yra daug Vilniečių ar žmonių iš kitų Lietuvos miestų, kurie Kaunui pavydi. Kaunui pavydi to pasitikėjimo savo jėgom. Kaunui pavydi to, kad Kaunas yra kitoks, jisai visai patenkintas ir jisai net nesistengia būti toks kaip Vilnius. Kai kitur žmonės stengiasi būti ten, supanašėti į Vilniečius arba dar kažką, kauniečiai neturi tokios problemos. Jie yra patys savaime. Kiti miestai neturi tokio išskirtinio pobūdžio kaip Kaunas, tokio savitumo visiško. Kaunietis tai yra jau ir gyvenimo būdas, ir kažkoks tai, matyt, kai kuriems žmonėms tai yra ir diagnozė, bet niekas nėra abejingai sakantis apie Kauną nieko. Kaunas yra tokia išskirtinė Lietuvos vieta. Man visai patinka, kad kauniečiai kalba apie tai, kad jie yra laikinoji Lietuvos sostinė, prisimena tuos dalykus. Man tas dalykas yra labai smagu. Tuo pačiu, aišku, tuo pačiu metu kauniečiai labai skausmingai, dar skausmingiau negu Vilniečiai, kartais sureaguoja, kai iš jų pasišaipai. Ta prasme, nėra kito tokio miesto, iš kurio būtų taip gera šaipytis kaip iš Kauno. Šaipimasis yra mano profesijos dalis. Ir iš Kauno iš tikrųjų labai gera šaipytis, nes žmonės labai reaguoja, pradeda purkštauti, sako, kad Vilniečiai Portugalai, ten, ta prasme, ir taip toliau. Pokyčiai tai yra didžiuliai, todėl kad dar prieš 5 metus visi kalbėjo apie tai, kad Kaunas yra miręs, Laisvės alėja tuščia, kad joje anksčiau buvo tik batų parduotuvės, o dabar ir tų neliko. Niekas apie Kauną nekalba kaip apie mirusį miestą šiandien. Iš tikrųjų labai daug yra gyvybės iš universiteto, iš aukštųjų mokyklų, ir man atrodo Kaunas yra pakankamai atsigavęs. Dar kai sutvarkė duobes Raudondvario plente, tai iš viso Kaune faina pasidarė. Aš pasakyčiau, kad Kaunas dar labiau turi pūstis ir didžiuotis. Katinui niekas nepakels uodegos, kol jisai pats nepasikels, ir Kaunas tai turi prisiminti. Apie miestas ir miesto gyventojai turi savim girtis, didžiuotis ir bruktis ir sakyti. Ir negalvoti, kad, pavyzdžiui, mes pasigirsim Laisvės alėją, kuri yra pėsčiųjų gatvė, bet tai ir kituose miestuose yra pėsčiųjų gatvės. Nu ir kas, aišku, kad yra. Laimi tas, kas daugiausiai giriasi ir kas garsiausiai apie save šneka. Tai patikėkit manim, jeigu pasisekė man toks dalykas, tai ir Kaunui gali pasisekti.